Man klausimas kyla, kada tai paaštrėjo, kada tai suintensyvėjo, nes kaip tu sakai, aš kažkada galėjau ten būti su savimi labiau įsijungti į kažkokią veiklą ir man ten gera, aš ten atsipalaiduoju ir ten tas objektas pajudėjo ir koks skirtumas, ar ne, man gerai su savim. Kada tai paaštrėjo? Man atrodo, gal po skyrybų paaštrėjo. Taip. Skaudžios skyrybos buvo, gal tai mane labai sujudino. Taip, labai teisingas atsakymas, nes kai mes, kas greičiausiai ir pas tave yra ta dalis tuštumos, kaip tu įvardėjai, ar ne, ta ankstyvoji kūdikystės trauma iš santykio su mama. Tai mes vadinam iš tikrųjų, tai paprastai terminologiškai paliktumo trauma arba atstumimo trauma. Tai kūdikis, jisai apart to, kad mama yra fiziškai, jisai jaučiasi atstumtas, jis jaučiasi paliktas. Ir kai tai gyvenime pasikartoja kaip situacija, nesvarbu, kad, nei mes kūdikystėje buvom palikti, nei čia dabar, kaip sakant, kaip ir esu su savim, galiu būti su savim, stoviu ant kojų, čia, kaip sakant, ne karas, ar ne namus išnešė, ar ne. Bet kada pasikartoja, mūsų viduje įvyksta ta retraumatizacija vadinama. Ir paliečiama yra sutrigerinama ta žaizda pagrindinė, kuri pagal mūsų kūno tipą mes labiau pagal išvaizdą galim suprasti, kuri yra ta esminė tokia mūsų žaizda. Ir jeigu mes turim atsikartojimą to žaizdos, tada pradeda kilti tie jausmai susiję su tuo, su ta patirtimi skaudžia. Ir iš vienos pusės tai yra ir dovana turėti žvilgsnį į tai. Tai reiktų vertinti? Reiktų vertinti, aš gerai, tai vertinčiau. O kiek laiko turi praeiti? Gerai, trauma, tarkim, jinai buvo įvyko, bet kažkiek tai laiko praeis ir turi kažkada praeiti, ar dabar aš su tuo ir gyvensiu, kad jinai pasikartojo, tas įvyko atstumimas, ane, ir dabar aš jau esu kitose santykiuose, jau viskas gerai, aš suvokiu, kad viskas gerai, bet ta trauma, kiek jinai laiko manyje kels tą kažkokį taip neigiamą jausmą. Man jis yra neigiamas, ane, tai čia kiek yra tęstinis dalykas? Oi, gali būti ir visas gyvenimas. Kaip tą tvarkyti tada, jeigu visą gyvenimą? Aš nenoriu taip jaustis visą gyvenimą. Taip, aš suprantu. Taip, mes nei vienas nenorim taip jaustis, reikia atliepti savo vidų, megzti draugystę su savimi. Nes mes vadinasi, nesijaučiam pakankamai pilni, kupini su savimi, mes neturim draugystės, mes vis dar viduje iš tos kūdikio pozicijos vis dar ieškom. Ir kol buvo, ar ne, dažnai žmonės ir eina, pavyzdžiui, per santykius, ar ne, gyvenime suaugusio, jie išeina, pavyzdžiui, iš tėvų namų, ar ne, su ta jau atstumimo baime iš tikrųjų, eina per santykius, gerai sekasi ir įvyksta tokios retraumatizacijos, ar ne, skyrybos, ten netektis, mirtis, tai natūrali gyvenimo tėkmė, ar ne, kad dalykai atsitinka. Bet paliečiama yra mūsų ta dalis ir tada mums reikia atliepti tai daliai, nes tas jausmas jis gali niekur ir nedingti. Net jeigu, ar ne, mes turim paskui stabilų kažkokį ryšį, ar ne, tam ryšį tada gali po tos retraumatizacijos atsikartoti, tas kažkoks pasirodyti, ar ne, žaizdų jausmas, kad o gal aš čia pavydžiu, kada jinai čia grįš, ar ne, kas dažnai vyrams būna, ar ne, kur sako, taigi iki tol niekada pavydus nebuvau, ar ne, ar ten, sakykime, taip nekontroliavau to laiko, ar ne, taip nenorėjau, tai kur tu čia ir neišeini. Bet ne veltui tai vyksta kažkurio gyvenimo metu pas žmogų ir dažnai žmogus po tokių susijudinimų, kai ir vyksta ta retraumatizacija, jis ir ateina į terapiją. Sako, kažkas atsitiko, sako, aš nebesu savim. Man viena mintis, kur aš noriu dar šiek tiek galbūt į praktinį tokį dalyką nueiti. Jeigu žmogus tokią tuštumą jaučia, galbūt apie tai, ką aš papasakau iš savo vidaus, galbūt bus daugiau žmonių, kurie tą patyrė arba patiria. Ir tu sakai, užpildyti save, ane? Tai reiškia, kad ryšį kurti su savimi. Tai aš įsivaizduoju, kad tiesiog būti laimingu pačiu su savimi. Aš, pavyzdžiui, su tėčiu bendrauju ir jis sako, oi, aš tai galiu visą dieną vienas būti. Sako, man gerai. Jis kaifuoja. Sako, aš įsijungiu savo ir kaifuoja. Sako, visi važiuokit, aš galiu vienas būti. Ir aš, žinai, klausau ir galvoju, aš tau pavydžiu. Bet kad nuo tos būsenos, kur aš esu, ir dar daugelis žmonių, pereiti prie mano tėčio būsenos. Kokie praktiniai veiksmai padėtų, ką aš turėčiau daryti? Tarkim, šiandien pradėti kažkokius veiksmus daryti, kad pradėti užpildyti save, kad būt laimingas žiūrėdamas tą filmą ar skaitydamas tą knygą, likęs vienas ir ramiai miegoti, nesijaudinamas, kada ten draugė grįš,
ar pažadins mane naktį, ar aš išsimiegosiu ir džiaugtis tuo vakaru, būdamas vienas. Kokius man žingsnius aiškius tu nubrėžtum, kaip aš turėčiau elgtis, kad eiti gydymo procese? Labai labai geras toks gal ir net kurioziškas, juokingas dalykas, ką aš patiriu klientams, nusipirkti žaisliuką. 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 Lego? Ne, žaisliuką, minkštą pliušinį žaisliuką. Okei. Ir į tą žaisliuką mes sudedam, tarsi vizualizuojam, fiziškai tarsi perkeliam savo vidinį vaiką. Ir va tais momentais, kai jaučiamės, kad kažko trūksta, jaučiamės tušti, ar ne? Nu kažkas, ne taip, neramu, nesaugu atrodo, ar ne? Saugumo trūksta. Saugumo trūksta ne mums kaip suaugusiesiems, ar ne? Ne tam suaugusiems trūksta mažam vaikui, va tavo berniukui viduje. Tai mes mesgam tą draugystę realiai dovanodami jam ryšį, užmegzdami ryšį su juo viduje. Nes jam to reikia. Dabar, žinai, dar mes kalbėjom apie tą tuštumą ir man įdomu, ar su vienatve tą galima sieti, nes vienišų žmonių pasaulyje vis daugėja ir daugėja. Mes turėjome laidą irgi apie vienišumą ir statistika ten, negailestinga, 70% beveik žmonių jaučiasi vieniši, arba yra vieniši, neturi net partnerių. Ilgalaikių partnerių, ten galbūt trumpalaikių nuotykių, žinai, ten vienos nakties nuotykių, sekso, ten taip toliau yra, bet to ryšio su žmogum, apie tai, ką ir mes kalbamės, kad sekso gal ir yra pas jaunimą, ne, jie ten klubuose visur, bet po to jie jaučiasi tušti. Vis tiek, taip. Vieniši. Ar tai yra sąsaja tarp šitų dviejų dalykų? Absoliučiai. Absoliučiai, nes jeigu mes vaikystėje nepatyrėm pakankamai gilaus ryšio, mes pirmiausia suaugę į žmonės, ar ne, va tokio amžiaus mes ir bijosim to ryšio iš vienos pusės, ir prisilaikysim nuo jo, ir nepasitikėsim, čia gimsta nepasitikėjimas, ar ne. Ir tai, ko mums labiausiai reikia širdį, va to gilaus ryšio, mes dažniausiai patys prieš jį sabotuojam. Lyg ir kitas norėtų duoti, bet Lyg ir kitas norėtų... tik pajaučiam iš karto. Ir yra tas va toks gali vengimas įsijungt, kad aš labai to noriu, ar ne, ir pala, kai tai ateina, jau artėja prie gylio, aš tada palauk, tai čia viskas per greitai, ar ne, biškį truputį atsitrauk, ar ne. Ir taip žmonių vienišumas, kaip sakau, maras šių laikų yra absoliučiai, nes mes turim tą trūkumą ryšių nuo ankstyvos kūdikystės ir tai tęsiasi. Nes mes dažnai jaučiamės vieniši savo šeimose, kur augam, nors mes galim būti apsupti 10 žmonių. Bet tai kas, jeigu visi gyvena 10 žmonių, bet visi savo gyvenimus gyvena ir tave nekreipia dėmesio? Absoliučiai. Vienas išskridęs, vienas ten išgerinėja, vienas visi, jeigu žmonės yra išlikimo režime, taip galima sakyti, tie žmonės yra išlikimo režime, tie, kurie turi trauminius patyrimus. Aš, žinai, kartais girdžiu tokių istorijų, kai būna, pavyzdžiui, brolis, sesės, ar ten 2 sesės, jaunesnis, vyresnis, tai visą laiką būna kažkuris, kuriam viskas atitenka po kito. Arba ten vienam yra, o kitam kas liko. Žinai, va toks, tai kaip tas, kuriam, žinai, būna ir kaip va tokie vaikai, kuriam kas lieka. Kur, žinai, tipo maždaug, gimė antras, tau ir šita lova bus gerai. Tu ir šitam kampe pasimokysi. Arba ten, žinai, į pirmą kreipia dėmesį, nes pirmasis vaikas, o į antras, jau savame auga, žinai. Ir tada, kaip tas antras vaikas, arba nebūtinai antras, galbūt ir į pirmą, taip aš neįsivaizduoju, aš brolių sesių neturiu, tai aš tiesiog iš to, ką girdžiu ir žinau, kaip šitas vaikas užaugęs elgsis. Jisai bus iš tų, kuris taip neprisileis santykių, dėl to, kad jisai jausis, kad kažkas ne taip, nes jam visą laiką buvo taip, žinai, kaip antram. Taip, kas lieka, jo. Greičiausiai jis jausis tuščias ir turės labai daug gėdos, bet priklausomai dar nuo to, kokią rolę tėvai uždės. Nes tėvai iš tikrųjų per pasąmonę ir nelabai labai subtiliai kiekvienam vaikui uždeda rolę. Vienas vaikas gali būti tas auksinis vaikas, golden child vadinamas. Vienas gali būti tas atpirkimo ožys, pavyzdžiui, vadinamas, ar ne? Nes, kaip tu sakai, jeigu jau antram pagailim, vadinasi, nėra to suvokimo, nėra sąmoningumo tėvų viduje, ar ne, kad pala, kažkaip taip turi būti vienodai, ar ne, kažkaip aš turiu atliepti ir tam kitam, negaliu vienam duoti visko, kitam, tai čia tau kas liko, ar ne, sumesim viską.
Bet tėvai, iš tikrųjų, čia net būtų labai atskira plati tema. Tėvai, mes kiekvienas turim rolės šeimoje, tėvų priskirtas. Ir pagal tas rolės priklausomai gyvenime nuo to, kaip mes paskui jausimės. Tai čia tėvai uždeda tokį kaip antspaudą jau visam Antspaudą. gyvenimui. Jo, vat kaip aš ją vadinu iš tikrųjų tokį užrašą ant kaktos, kurio niekas nemato, bet aš turiu. Ir pagal tai paskui kartojasi ir situacijos gyvenime, nes pavyzdžiui, jeigu aš esu koks nors atpirkimo ožys, kur ten vat gali pirmą vaiką labai mylėti, ten išaukština, antrą vaiką, ant antro vaiko gali, pavyzdžiui, tėvai sumesti visą savo vadinamą pasąmoninį skausmą. Viskas, kas pasąmonėje neatliepta, kas nepamatyta. Jie sumeta pyktį, sumeta nepasitenkinimą gyvenimo, sumeta viską, kad jie tiesiog neturi gyvenime to, ko jiems reikia ir tą vaiką nuolat visi, žinai, va taip va pušina, žinai, ant jo viską meta. Ir tas vaikas pakankamai ne tiek, kad negauna ryšio, jis negauna absoliučiai to, ko jam reikia, ar ne, šeimoje. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.